Sveiki, su jumis kanalas Presas iš Žvakės. Sveikuoliški patiekalai jūsų romantiškiams vakarams. Šį video norime pradėti neįprastai. Norime pradėti nuo padėkos. Ačiū, kad esate su mumis jau daugiau nei pusę metų. Šis video mums yra ypatingas, nes tai yra jubiliejinis mūsų 10 video. Valio! Valio! Jei 2022 metais nenorite praleisti sveikuoliškų receptų, prenumeruokite mūsų kanalą ir spauskite mygtuką patinka po šio video. Jeigu tu esi vienas iš tų žmonių, kurie nuolat verkšlena, nežinau ką gaminti ir vėl šventės, vėl teks valgyti, reikia turbūt mezimo išgerti, nes bus bloga, šis video skirtas tikrai tau. O galbūt tu sportuoji, ar tiesiog valgai švariai, arba laukiai sveikuolių savo svečiuose, tuomet lik su mumis. Na ir kadangi jau šis video yra ypatingas, mūsų 10 video, mes filmuosime šiandien ne vieną, ne 3 ir netgi ne 5, o visus 12 patiekalų. Aš neįsivaizduoju, kiek mes užtruksim ir kas visą tai suvalgys. Šiame video galite pasisemti idėjų ne tik kūčių, bet kalėdų arba naujųjų metų stalui. Puiku, nėra laiko kalbėti, laukia labai daug darbų. Važiuojam. Let's do it! Pradėsime nuo patiekalų, kuriuos galima pasigaminti iš anksto. Kisieliaus be dažiklių ir cukraus bei sveikuoliškų kokosinių kūčiukų. Galite gamintis ir tradicinį avižų kisielių, bet mes šį kartą nuėjome lengvesniu keliu ir pasirinkome pasigaminti spanguolių kisielių. Taigi, kokosiniams sveikuoliškiems kūčiukams mums reikės 200 gramų kokosų miltų, 1 kiaušinio, 3 valgomųjų šaukštų kokosų aliejaus, 2 valgomųjų šaukštų aguonų ir 1 valgomojo šaukšto saldiklio. Mes naudojame eritritolį. Kisieliui mums reikės 1,5 litro vandens, 200 gramų spanguolių, 1 šaukšto saldiklio ir 2 šaukštų bulvių krakmolo. Spanguolės apipilame karštu vandeniu, suberiame į indą ir sutriname. Jeigu uogos per kietos, į pagalbą galite pasitelkti elektrinį smulkintuvą. Tada į užvirintą vandenį įdedate 1 stalo šaukštą saldiklio ir išmaišote. Į puodą sudedame uogas ir užpilame vandeniu su saldikliu. Vandenį pakaitame, bet neužviriname. Tada į krakmolą įpilame truputį vandens ir išmaišome. Pakaitinus vandenį jį nukušiame. Puodą grąžiname ant kaitros, tada gautą skystį pamažu supilame į puodą. Krakmolą išmaišome ir pildami į puodą po truputėlį maišome. Tada dar šiek tiek pavirkite ant silpnos ugnies, truputėlį pamaišant. Nuimame nuo ugnies, supilame į pasiruoštus indus ir paliekame vėsti. Ir dabar pereiname prie kūčiukų gaminimo. Prieš gaminant kūčiukus iš karto turime pasiruošti aguonas. Jas užpilame verdančiu vandeniu. Nukošiame ir sudedame į atskirą indelį, šiek tiek apdžiūti. Pasiruošėme indą ir jame sumaišome kiaušinį su 200 gramų kokosų miltų. Čia buvo atsverta 200 gramų. Oi, kaip skaniai kvepia. 3 stalo šaukštus kokoso aliejaus ištirpinsime mikrobangų krosnelėje. Mes siūlome rinktis nerafinuotą kokosų aliejų. Ir jau ištirpintame kokosų aliejuje ištirpinsime saldiklį. Mes naudojame eritritolį. Ir dažnai kyla klausimas, kas yra tas saldiklis. Tai iš tikrųjų saldiklis yra tokia medžiaga, kuri sudaro saldų skonį mums ant liežuvio valgant, tačiau
ši medžiaga nepatenka į kraują, kaip patenka cukrus, o išeina iš organizmo praktiškai 90% kartu su šlapimu. Na štai, ir gautą masę, ištirpintą saldiklį, įpilame į mūsų tešlą. Tada įdedame ir aguonas ir viską gerai išmaišysime. Mes kūčiukams naudojame kokosų miltus, tai vieni mažiausiai kaloringų miltų. Taigi, viską išmaišius, gautą tešlą įvyniojame į maistinę plėvelę arba į maišiuką ir dedame į šaldytuvą 20 minučių. Ištraukus tešlą iš šaldytuvo, formuojame volelius ir pjaustome norimo dydžio gabaliukais. Ir kūčiukus sudėsime ant kepimo skardos, kuri yra išklota kepimo popieriumi. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad iš kokosų miltų suformuota tešla yra pakankamai trapi. Tai iš anksto atsiprašau, jeigu vargsite, tačiau rezultatai turi nudžiuginti. Įkaitinsime orkaitę iki 180 laipsnių ir kūčiukus dėsime į orkaitę, kepsime apie 10 minučių, kol paviršius paruduos. Iš orkaitės ištrauktus kūčiukus apšlakstome vandeniu ir leidžiame jiems atvėsti. Skanaus! Dabar pereiname prie salotų ir mišrainių. Iš viso jų bus 4. Mes esame pripratę, kad dažniausiai kūčių stalą puošia bent vienas patiekalas iš burokėlių. Mes šiandien siūlome prisiminti pamirštąjį labai gerą receptą – tradicinį vinegretą. Jam reikės 400 g virtų burokėlių, 150 g konservuotų pupelių ir į jas aš siūlau atkreipti dėmesį. Tai nėra tiesiog konservuotos pupelės, tai yra be konservantų garuose paruoštos pupelės. Būna ir tokių. Toliau reikės poros šaukštų alyvuogių aliejaus, pusė svogūno, viena virta morka, bei reikės saujos, marinuotų arba raugintų kopūstų. Su mišrainėm viskas paprasta. Turimus ingredientus supjaustykite vienodo dydžio kubeliais. Supjaustę burokėlį, morką ir svogūną, sudedame pusę skardinės pupelių ir papjaustome saują kopūstų. Viską išmaišome, tada įdedame druskos pagal skonį, mes renkamės rožinę Himalajų druską ir įpilame 2 stalo šaukštus alyvuogių aliejaus. Taip gražiai atrodančią mūsų spalvingą mišrainę galime pagražinti petražolių lapeliu. Dabar gaminsime mano mėgstamiausią krabų lazdelių mišrainę be majonezo. Mums reikės 100 g jau paruoštų ryžių, 100 g graikiško jogurto, didesnės skardinės kukurūzų, pas mus be pridėtinio cukraus, agurko, 300 g krabų lazdelių ir druskos bei pipirų pagal skonį. Į indą supilame ryžius, atkreipkite dėmesį, kad ryžiai turi būti birūs. Tada suberiame skardinę kukurūzų ir smulkiai supjaustome agurkus bei krabų lazdeles. Druskos ir pipirų įberiame pagal skonį, tada dedame 100 g graikiško jogurto ir viską išmaišome. Kaip ir ankstesnė mišrainė, šią taip pat papuošime žalumynais. Ar kada nors matėte kūčių stalą be silkutės? Mes nematėme. Bus šis patiekalas ir pas mus. Mums reikės apie 200 g silkės. Yra alternatyva silkė zigmas be aliejaus. Tuomet 400 g pievagrybių, vieno didelio svogūno ir apie porą šaukštų sezamų aliejaus kepimui, kadangi kepsim svogūną ir pievagrybius. Na štai, supjaustėme pievagrybius ir svogūną, kartu sudedame į keptuvę, pagardiname druska pagal skonį ir kepame. Kol svogūnai su pievagrybiais kepa, supjaustome silkę kubeliais. Į indą sudedame supjaustytą silkutę ir ant viršaus formuojame kalniuką iš grybų ir svogūnų.
Na, štai ir mūsų silkutė su grybais. Ir taip, jūs nesuklydote, jinai yra be majonezo. Tiesiog pagražiname žalumynais ir nešame prie stalo. Na ir tarp visų mišrainių pagaliau atėjo eilė vienom daržovių salotom. Bet tai bus ne šiaip savo daržovių salotos, o salotos su sūdyta lašiša. Taigi, mums reikės 100 gramų sūdytos lašišos, kelių saujų špinato, 1 avokado, citrinos, tikriausiai panaudosime ketvirtadalį, 20 gramų moliūgų sėklų ir 200 gramų čeri pomidoriukų. Šias salotas formuosime apvalioje lėkštėje. Nulaušime špinatų lapelių kotelius ir paskirstysime po visą lėkštę. Toliau išplauname visus pomidoriukus, visus perpjauname per pusę ir supjaustome avokadą. Avokado pjaustymo vienas iš geresnių būdų. Supjaustome avokadą puselėje, tada paimame šaukštą ir tiesiog išlukštename gabaliukus. Iš lašišos susukame rožytes ir sudedame jas į viduriuką. Salotas apibarstome moliūgų sėklomis. Nuostabios moliūgų sėklos turi labai didelį kiekį baltymų. Ir viską apšlakstome citrinos sultimis bei papuošiame keliais griežinėliais citrinos. Na štai atėjo eilė pagrindiniam patiekalui. Ir kol jisai keps, mes gaminsime užkandukus. Taigi, kepsime šiandien orkaitėje upėtakį, šitą gražuolį, neapjaustytą gabaliukais. Ir upėtakiui mums reikės tik citrinos rūgšties ir druskos. Šiek tiek citrinos tik papuošimui. Kartu su upėtakiu gaminsime keptą brokolį. Ir brokoliui reikės taip pat druskos pipirų pagal skonį ir tarkuoto džiugo arba bet kokio kito sūrio. Vienas pagrindinių dalykų, kaip taisyklingai kepti žuvį orkaitėje, yra, kaip bebūtų keista, taisyklingas jos supjaustymas. Taigi, mes padedam ją pilvuku žemyn ir paimam didelį aštrų peilį ir pradedam kažkur va čia prie nugarytės viršaus. Pjauname per visą ilgį. Į vieną pusę ir taip pat ir galvą. Pilnai. Reikia šiek tiek jėgos. Vaizdelis galbūt nelabai, bet kai perpjauname per visą galvos ilgį, atidarome žuvytę ir išeina va taip nuostabiai supjaustyta žuvis. Šitaip žuvį galima gaminti ne tik upėtakį, bet jūsų pasirinktą mėgstamą žuvį, galbūt karpį arba lašišą. Kas yra svarbu? Beriame citrinos rūgšties labai negailint, didžiulę saują, kas gali atrodyti keista. Ir beriame va šitaip, tiesiog viena sauja į vieną pusę ir kita sauja pilna į kitą pusę. Į vidų tiek daug neprasiskver, tačiau bus labai skani traški plutelė. Taip, ir tas pats yra su druska. Druskos irgi visiškai negailim. Mes naudojame rožinę Himalajų druską ir jinai yra sveikesnė druska, todėl nebijokite, kad jos yra tiek daug. Ir upėtakį mes kepsime orkaitėje, įkaitintoje apie 200 laipsnių, plius minus apie valandą. Ir paskui, kai ištrauksime, papuošime mūsų žuvytę citrinos griežinėliais. Na štai mūsų gardžioji žuvytė iškepė. Baigsime apipavidalinimą keliais griežinėliais citrinos sulčių. Ir jeigu turite kažkokį gražų paviršių indą ir panašiai, kur tilptų visa žuvis, aš rekomenduočiau pateikti prie stalo visą žuvį. Ir tai būtų kaip pakankamai neblogas gestas šeimininiam vakarui, kad visi iš vienos bendros žuvies atsipjauna po gabaliuką savo, kas kiek nori. Taigi, prie lašišos gaminsime brokolius su džiugo sūriu. Brokolius papjaustome gabaliukais, išplausime ir sudėsime kepimo skardoje ant folijos. Brokolius apibarstome druska ir pipirais.
Ir jeigu naudojate, galima šiek tiek papurkšti kepimo aliejaus, kad jie nebūtų tokie sausi. Kepsime apie 15 minučių iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Iškepusius brokolius sudedame į lėkštę. Ups, pabirėjo. Ir negailint apibarstome džiugo kietuoju sūriu. Štai toks garnyras prie žuvytės. Periname prie užkandžių gaminimo. Ir pirmas patiekalas bus sumuštinukai su ikrais. Mums reikės lašišinių ikrų, krapų, tepamo sūrio ir ruginių doniukų. Doniukus perpjauname per pusę ir patepame sūriu Filadelfija. Ant kiekvieno doniuko dedame mažą šaukštelį ikrų ir papuošiame krapų šakele. Sumuštinukai atrodo maži, bet iš tiesų yra galingi, nes 100 gramų ikrų turi net 30 gramų baltymų. Na štai, jau matosi finišo tiesioji. Mūsų antras užkandukas yra grill krevečių iešmeliai. Mums reikės apie 350 gramų virtų krevečių, 2 stalo šaukštų alyvuogių aliejaus, 1/4 citrinos, 2 didelių skiltelių česnako, druskos pipirų pagal skonį ir iešmelių. Krevetes nuvalome, į atskirą indą įpilame porą šaukštų alyvuogių aliejaus, įdedame papjaustytą smulkiais gabaliukais česnaką, tuomet išspaudžiame 1/4 citrinos sulčių, taip pat įberiame druskos ir pipirų ir marinuosime mūsų krevetes pusvalandį šitame marinate. Praėjus pusvalandžiui paėmėme iešmelius ir užmauname užmarinuotas krevetes ant iešmelių. Aš sakyčiau po 3 ant vieno iešmelio. Na štai, mūsų gražiusis krevetės yra paruoštas kepimui. Ir mes kepsime elektrinėme grilyje apie 3 minutėlės. Jeigu elektrinio griliaus neturite, galite kepti orkaitėje apie 15 minučių. Štai taip gražiai atrodo mūsų iškepusios krevetės. Vienas iešmelis su 3 krevetėm tikrai nepadarys jums jokios žalos jūsų figūrai, tačiau gausite papildomų baltymų. Visą apipavidalinimą užbaigsime keliais griežinėliais citrinos. Ir štai į pabaigą. Taigi paskutinis užkandis yra kanape sumuštinukai. Realiai čia yra fantazijos reikalas, kaip jūs išnaudosite šitą idėją, bet mes siūlome 2 skirtingus variantus. Vienas iš jų – mocarelos, būtinai mini mocarelos ir mažų pomidoriukų sumuštinukai. Naudosime ir provanso žoleles, bet galima naudoti bet kokius žalumynus. Antras variantas bus alyvuogės ir džiugo kietasis sūris. Mes paėmėm džiugo kietąjį sūrį be laktozės. Mocarelos sūrį pabarstome provanso žolelėmis. Va toks pas mus pasiskirstimas. Mocarelos su pomidoriukais, o džiugo sūris su alyvuogėmis. Pakankamai gražu. Na ir paskutinis patiekalas yra daugiau netgi ne patiekalas, o kompozicija, graži kompozicija mūsų stalui papuošti, kad jis būtų spalvingesnis ir primintų žiemos šventes. Tai bus mandarinų ir graikinių riešutų kompozicija. Mes į indą sudėsime mandarinus, subersime kažkiek, kiek norite graikinių riešutų, viską gražiai išdėliosime, išmaišysime ir papuošime keliais konkorėžiais ir kažkokiais žalumynais. Pavyzdžiui, kaip mes galite naudoti dirbtinės šakeles. Na, kokiosgi žiemos šventės be mandarinų? Nuostabus patiekalas. Ačiū, kad buvote su mumis. Sveikiname Jūs artėjančių švenčių progą. Ir linkime Jums meilės, šilumos, artumo. Pabūkite su savo artimaisiais, su šeima, su mylimaisiais draugais. Pasakykite myliu, apkabinkite ir pabučiuokite. Su Jumis buvo kanalas Presas iš Žvakės. Susitiksime jau 2022 metais. Iki!